kad jie nevertina. Aš nežinau, tai kiekvienas žmogus turi savo kaip čia apsisprendimo teisę. Vertint, nevertint. Aš linkęs vertinti visus varžovus, jie nevertina, tai mums dar tik lengviau turėtų būti. Mes, reiškia, neturim šansų, neturim ką prarasti. Aš čia nieko negaliu atsakyti, paprasčiausiai. Nu, taip vertina jų teisę, kaip nori, taip jeigu jie vertina, aš turiu savo nuomonę. Jie yra tokie pat žmonės, kaip ir visi. Jie gerai žaidžia, vienas kitą supranta, jie individualiai tokių stiprių žaidėjų turi ir metančių, ir po krepšių. Puikiai komanda, nieko negaliu pasakyti. Aš manau, kad jie irgi yra žmonės. Aš prieš varžybas labiau, dabar treniruojantis labiau keliu balsą, kad būtų griežtai vykdoma. Jeigu mes ką norim padaryti, jam turėtų būti nemalonu, kaip mes žaisim, sakysim. Bet va, tas atlikimas jau čia kiek buvo, tokių niuansų dar trūksta. Aš nežinau, kaip išeis. Reikės su vyrais kalbėti daugiau, paliečiant jų smegenis, kad mūsų nevertina ir gerai. Mes turim kaip ir visi šansų, rungtynės prasideda 0-0, bet tik mums reikia griežtai atlikti, ką mes norim. Mes negalim su tokia komanda žaidžiant tiek kartų klysti ir taip toliau. Ir tada turėsim šansą. Ar turėt? Ne, man atrodo, kad mes žaidėm visokių laikų ir neturi reikšmės. Pirmiem dar geriau žaisti. Rugsėjo 3 mes žaisim geriausias rungtynės.